ledo vaikai. – 2011 m. birželio 14 d. Briuselyje, Europarlamente, Latvijos okupacijos muziejus pristatė parodą, kurioje buvo eksponuoti prieš 70 metų tremtyje rašyti laiškai ant beržo tošės. Laiškai – tai ženklai tos skaudžios patirties, kurią išgyveno Baltijos šalių žmonės, atsidūrė totalitarinės sistemos kurtoje lagerių mėsmalyje. Apie jų skaudžius likimus labai ilgai buvo nutylima. Un es domāju, ka tas ir saistīts pirmkārt ar stereotipiem, jo visu pēckara periodu Eiropas vēsture ir rakstīta, neņemot vērā faktisko situāciju Austrum Eiropā un Baltijas valstīs. Otrakārt, Otrā pasaules kara uzvarētāji ir Padomju Savienība kopā ar Lielbritāniju, ASV un Franciju. Un tagad vērsties pret vienu no uzvarētājiem ir ļoti neērti, jo tas prasa arī pārskatīt daudzas politiskas nostādnes, un tas izvirza arī jautājumu par Eiropas labējo un Eiropas kreiso politisko partiju atbildību šajā procesā, izliekoties, ka viņi nezina, kas notiek aiz dzelzs priekškara visus tos gadus. Iki Sovietų Sąjungos griūties pasaulis tartum nepastebėjo tų istorinių perversmų, kurie sunaikino Pabaltijo valstybių laisvę ir nepriklausomybę. Stalinui ir Hitleriui pasirašius slaptus sutarties protokolus, Europa buvo padalinta ir Baltijos šalys apgaulę bei prievartą okupuotos. Šių šalių šviesiausi, labiausiai išsilavinę žmonės, inteligentai, ūkininkai, verslininkai, jų šeimų nariai, žmonos ir vaikai tapo aršiausiai Sovietų Sąjungos priešais. Jiems sunaikinti buvo parengta speciali programa. 1940 metais Sovietų Sąjungai okupavus Pabaltijo Respublikas, Lietuvą, Latviją, Estiją, prasidėjo skaudžių netekčių metai. Sovietiniam režimui atrodančių nepatikimų žmonių sąrašas buvo nuolat pildomas ir tikslinamas. Pavergtųjų žmonių laukė net kelios trėmimų bangos. 1941 m. birželio 14 d. 3 val. Nakties Kremliaus įsakymu visame Pabaltyje, Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje vienu metu prasidėjo masiniai areštai ir žmonių deportacija į Sibirą. Perpildyti ešalonai vienas po kito riedėjo į rytus, išveždami tuos, kurių didžiai daliai nebus lemta grįžti. Jų likimas iš anksto buvo nuspręstas. Nors nebuvo nei tardyti, nei nuteisti. Kalti be kaltės. Net ir tie, kurie dar nespėjo gimti. Sovietinio režimo sistema veikė pasitelkdama dvi priemonės – smurtą ir propagandą. Tuos, kuriuos laikė labiau pavojingais, gazdino ir naikino, o visus kitus stengėsi užliuliuoti propagandą ir melu. Oficiali spauda primindavo net vaikams. Niekuomet neužmirškite vaikai, kad yra buržuazinių šalių, kuriuose vaikais nesirūpinama, o mūsų tėvynėje priešingai. Jumis rūpinasi visi, visi jūs myli. Tik atkūrus Pabaltijo šalyse nepriklausomybę buvo suskaičiuota, kad 41–53 metais vien iš Lietuvos į tremtį buvo išvežta ne mažiau kaip 32 000 vaikų. Daugiau kaip 70% visų tremtinių sudarė moteris ir vaikai. Trėmimai prasidėdavo suėmimais, operatyvinėms grupėms įsiveržus į tremiamųjų namus. Kiekvienas mėginimas bėgti ar slėptis baigdavosi sušaudymu. 41 bent mūsų šeimai nebuvo duota nei kiek laiko ir nebuvo paaiškinta, kad veža. Ir aš labiausiai atsimenu, kad kada jau įsibrovė, tai tėtis ant kėdės pasodintas šautuvoje tremti, kad nejudėtų, kol mus ištraukė iš lovų vaikus, mamytę. Tremtiniai buvo gabenami sugrūsti gyvuliniuose vagonuose, antisanitarinėmis sąlygomis. Jiems trūko ne tik maisto, bet ir oro. Suaugusiai ir vaikai netikėtai užklupti, nepasirengę varginančiam transportavimui, patyrė didžiulius dvasinius sukrėtimus, savo išgyvenimus lygina su artėjančia pasaulio pabaiga.
mamma teica, variet būt mierīgi, tagad ir vagons, vai ne, un uz nošaušanu mūs neved, jo mūs vedīs tālāk un netērēs jau kaut kādu tur vagonus, lai vestu kaut kur citur nošaut. Ja būtu jānošaut, uz vietas nošaut. Tā mūs savilka sādās pašās nārās iekšā. Mēs bijām augšējās nārās. Bija kādas 6 ģimenes bija tajā vagonā. Bija 2 veci cilvēki, es vairs neatceros, un viena tantiņa nomira. Tā ātri nomira. Nebojām izbraukt vēl no Bikstu stacijas. Viņi vienkārši izlika ārā un atstāja tur. Un tad tur viena vietējā teica, ka mēs paglabāsim viņu. Vežami į tremtį pirmiausia žūdavo silpniausi. Vaikai, seneliai, nėščios moterys, ešelonuose gimę kūdikiai. Retas, kuris išgyveno iki šių dienų. Mamma bija izsūtīta lagerā, nevis brīvajā. Un tad, kad es piedzimu, bija man 5 kilo 300 gramu. Bija ļoti dušīga balta meitenīte. Pēc gada mani vajadzēja sūtīt uz bērnam, jo ilgāk nedrīkstēja pie mammas būt bērns. Un tad viena tāda pati kā mamma lagerī, kur viņa sadraudzējās, brauc tieši uz Latviju. Uz to pusi, kur mamma dzīvoja. Mamma dzīvoja Jaunpagastā, un viņa tur apmēram pie Kandavas kaut kur dzīvoja tā sievieta. Un viņa paņēma mani un atved uz dzimteni. Pa ceļām vedot, es saslimu ar dizentēriju, jo tā bija vasara, karsts laiks, un man ar krūti vairs nebaroja. Tad viņa savas asins man pārlēja ceļā, jo varēja beigties letāli visādi. Teisę į tą vaikystę, kurią deklaravo Sovietų Sąjungos propagandos ruporai, turėjo tik naujajai santvarkai lojalių tėvų vaikai. Šiandien mūsų tėveliai laimingi kolūkiečiai, o mums vaikams plačiai atsivėrė mokyklų durys. Mes augome laisvoje tarybinėje tėvynėje. Ta laisvė ir laimė mums suteikė tarybų valdžia, bolševikų partija ir didysis Stalinas. Sovietinių lagerių tikslas buvo iš žmogaus padaryti vergą, nuolankų ir paklusnų valdžiai, nesugebantį mąstyti, priešintis prievartai ir savivaliai. Nepakenčiamas kasdieninio gyvenimo sąlygos naikino žmogiškąjį orumą, o išgyventi padėjo išlikimo instinktas. Lenos žiotis, Laptevų jūra, ledinis vandenyno alsavimas. Jokių žmogaus gyvenimo pėdsakų. Nei namo, nei jurtos, nei medžių, nei krūmų, nei žolės, vien tik amžino įšalo sukaustyta tundra, pasidengusi plonų samanų sluoksnių. Trofimovsko sala. Moterys ir vaikai po 3 mėnesių kankinančios kelionės gyvulinėse vagonuose, sunkvežimiuose per negyvenamus miškus, baržomis Lenos upe, atsidūrę 800 km į šiaurę už poliarinio rato, pirmiausia ėmėsi statyti barakus. Stogo barakas neturėjo. Jie atstojo lentinės lubos, apdėtos samanomis ir smėliu. Pro lubų plyšius pripustydavo sniego ir apneždavo gulinčius ant narų žmonės. Tai buvo tartum didžiulis ledo kapas, apledėjusios lubos, sienos, grindys. Gulintiems ant narų prišaldavo plaukai. Jurtose taip didysis vidurkis. Vakare grįžus galima pakelti iki -2 temperatūrą. Naktį jau sugulus, kadangi vis tiek kuriant nėra ką ir visi savo centimetruose guli, -4 dažniausia. Yra buvę -6, čia jau rečiau, bet visada minusinė. Ir tik tai apie 12 birželio prasidėjus potviniui ledonešiui, kadangi jau lauke 0, +1, +2, tai tada jau jurtoj šyla, pradžioj tai visi sėmeno įšalo vandenį, nes jeigu jau čia detalės imant, jurtos neturėjo lubų sienų atvirų pavidalų. Tai buvo pora sprindžių juodo ledo viršui, ant sienų kažkiek ploniau, -2 tas viskas laša, -4 balta gražu. Lapkričio mėnesį prasidėdavo poliarinė naktis. Nuo bado, šalčio, skorbuto ir kitų ligų masiškai mirė žmonės. Kai mirdavo tėvai, vaikus paimdavo į atskirą našlaičių baraką.
Išbadėję vaikai grandydavo rankutėmis nuo ledinių langų sniegą ir jį valgydavo. Jų galvelėse buvo tik viena mintis – iš kur gauti duonos. Aš svajodavau, jeigu man kas nors dovanotų vagoną duonos. Aš spręsdavau klausimą, suvalgius tą vagoną, ar aš dar jausčiau alkio jausmą, ar ne. Ir pati savo nutardavau. Taip nebūna. Aš vis tiek norėčiau duonos juodos. Vaikai dirbo brigadomis. Jie iš upių pakraščių stačiai šlaitais tempė medžius, molį, lentas. Žiemą dirbdavo po 12, o vasarą po 14 valandų per parą. Kas ryt vieno ar kelių vaikų nebelikdavo. Dažnas iš jų mirdamas rėkdavo. Niekas į tai nekreipė dėmesio, net jų pavardžių neatsimindavo. Tremtinių vaikams tekdavo dirbti su kirviu ir pjūklu, nes statė vyriausybinius namus iš rąstų. Vienas iš darbų žiemą vasarą buvo ieškoti ledonešių, potvinių, išneštus į pakrantės medieną, visokiausia. Tai darbas buvo ieškoti, jau, pavyzdžiui, gauni užduotį parvežti tiek tai kubametrų medienos leduose, ar jie yra, ar nėra, niekas ten nežino, nesvarbu poliarinė naktis ar pūga, bet tu privalai tiek parvežti. Tik kai aš dabar tokia, tik jau pasenus, tokia skriaudą pradėjau jausti. Jeigu moteris, mamytės ir jau tie paaugliai didesni ieškodavo ledynuose toj naktį brigadom, tai vaikų brigada mus siųsdavo vienos rogės, vienas vaikas, vienas kirvis. Ir nežinai, nei kaip tu grįši, net gali ir bendrai negrįžti, nes orientacija pūgos ir taip toliau. Bet turi parvežti va tą, kas tau pasakyta yra. Šalčiai, pūgos, ligos, utelės, vilties išgyventi buvo mažai. Lavonų išvežiotojai dažnai rasdavo ant sniego prie vaikų barako durų padėtus maišus su vaikų lavonais skeletais. Kiek jų būdavo maiše, niekas neskaičiuodavo. Nuvežę maišus dėdavo į bendrą krūvą, jų netriždami. Sovietiniai poetai vaikų vardu dažnai dėkodavo komunistų partijai ir Stalinui už šviesų gyvenimą ir rytojų. Laikraščių, kurie skelbė apie šviesą tarybinio jaunimo ateitį, tremtyje gyvenantys jaunuoliai neskaitė. Todėl jie nežinojo, kad tarybų Lietuvos jaunimas, kaip ir visos mūsų plačios šalies jaunimas, nežino eksploatacijos jungo, dvasinės vergovės, politinio beteisiškumo, pažeminimo, kurį kiekvieną dieną jaučia kapitalistinių šalių jaunimas. Istorija pastatė prieš tarybinį jaunimą uždavinį būti komunistinės visuomenės kūrėjų. Jaunimas tremtyje veržėsi mokytis. Tai buvo vienintelė galimybė ištrūkti iš katorgiško darbo. Į tuos pačius suolus sėsdavo įvairių tautybių vaikai. Lietuviai, jakutai, suomiai, latviai, žydai, rusai, lenkai, vokiečiai. Mokytis norėjo visi, nors sąlygos dažnai būdavo itin prastos. Klasės mažos, pašviečiamos vien žvakėmis. Ne visi norintys galėjo lankyti mokyklą. Vieni neturėjo kuo apsirengti, kiti sirgo skorbutu, buvo taip išsekę, kad sunkiai bepaeidavo. O jeigu paauglys likdavo vieninteliu šeimos išlaikytojų, kuriam reikia uždirbti duoną mažesniems broliukams ir sesutėms, tekdavo atsisakyti svajonių apie mokslą ir geresnę ateitį. Cik 7 klases nevarēja pabeigt, pat cik mamma lauza kāju. Viņai bija jābūt meža darbos un nebija kas pelna maizi. Tad man bija jāstājās, jāiet darbā. Kādu man piešķīra gan sovhozā, saimniecībā, dārzniecībā, gan uz lauka, kopā ar visiem lieliem cilvēkiem. Bija jāpelna iztika gan mammai, gan sev. Nė vienas iš vaikų tremtinių net neįsivaizdavo, apie ką svajoja Sovietų Sąjungos moksleiviai, kuriems rojumi žemėje tapo Arteko pionierių stovykla, įkurta sovietinės tėvynės pietuose. Laimingieji pabuvoję šiame svajonių kampelyje rašė į spaudą kupinus dėkingumo ir pasididžiavimo laiškus. Valgome 5 kartus per dieną. Citrinos, apelsinai, vynuogės, bananai. Miegame baltose gražiose lovose, nešiojame įdomius krymiškus rūbus. Prie Juodosios jūros bėgiojame ir žaidžiame.
Jūrą aš matau pirmą kartą. Tokias puikias vietas parūpina tik tarybinė vyriausybė. Kas iš vaikų smetoninėje Lietuvoje galėjo svajoti apie tokias poilsio vietas kaip Artekas? Sunkiausia buvo pirmieji tremties metai, nes tremtinių gyvenimas, ypač atsidūrusi toli šiaurėje, labai priklausė ir nuo gamtos malonės. Matydami, kaip evenkai ir jakutai šunų kinkiniais važiuoja į žvejybą ar tikrinti spąstų, tremtiniai nusipirko šunų ir roges nartas. Dabar pagautą žuvį ne patys tampė, o vežė šunų kinkiniais. Iš evenkų lietuviai pasimokė, kaip išvengti skorbuto. Reikia valgyti žalią nevirtą žuvį. Lietuviai, latviai, estai sulaukdavo vietinių jakutų taip pat patyrusių tremtinių likimą, atjautos ir дėмесio. Отец у меня работал единственным врачом в Аймяконском районе, где по Ленд-Лизу гнали самолеты, и там были у них в ссылке эстонцы были. И даже он на воспитание взял сына, которого как бы по эстафете эстонец передал ему, дал даже имя Авва. У меня вот брат был там, отец, который взял, это у него было эстонское имя. Потом у меня знакомый, который вот и в Риге вместе учились, у него отец работал у Сиане, где поселок Казачья, где во время войны его сослали директором школы, потому что просто так на берег Ледовитого океана директором школы тоже не отправляют, и поэтому они вплотную столкнулись вот как раз с литовцами, с сильными литовцами. И он рассказал эпизод, когда во время пурги, куда-то он пошел сопровождать на собачьих упряжках нескольких, литовцами ехали и попали в пургу. Может быть, благодаря, но то, что он умел обращаться, как надо защищаться во время пурги, он перевернул нарты и положил всех, которые там под нарты, и вот снегом их замело. И, естественно, это защита стала, и все остались живы. Po karo Lietuva, Latvija ir Estija pasiekė žinios iš tolimojo Sibiro apie sunkią padėtį, badą, nežmoniškas gyvenimo sąlygas. Ypač vargo vaikai likę be tėvų. Daugelis jų gyveno internatuose, o kitus globojo moterys tremtinės. 1946 m. Sovietų Lietuvos valdžios sprendimu nutarta pargabenti iš užpoliarės našlaičius. Per 6 mėnesius buvo surengtos 5 gelbėjimo ekspedicijos. Parvežta beveik 240 našlaičių. 1946 m. rugpjūčio mėnesį iš Lietuvos į Lenos deltą atvyko Karolis Gerulaitis ir Jonas Bulota. Jiems buvo pavesta surinkti ir grąžinti Lietuvą likusius be globos vaikus. Aš žinojau, kad aš neišvažiuosiu, aš žinojau, kad mano broliukas gyvas, kad aš jo nepaliksiu, kad aš nieko čia negaliu pretenduoti. Bet taip aš taip norėjau prie jų prisiliesti, ne prie jų kaip asmenų, ne prie jų, kad jie iš Lietuvos vyrai. Bet viskas, kas juos supo, rūbai, aš įsivaizdavau ir oro, ten dar kažkokios tai puslelės ant jų, ir medžiaga, ir jų kiekviena detalė kvepavo Lietuvą. Aplankę žvejybos įmonės, verslovės, Jakutsko vaikų namus, Jonas Bulota ir Karolis Gerulaitis surinko ir parvežė į Lietuvą 43 vaikus ir paauglius. Į gelbėtojus atvykusius įsivežti našlaičių visi žiūrėjo su viltimi. Tremties vietose likę vaikai patikėjo, kad jie anksčiau ar vėliau bus išgelbėti. Apie 1946 m. gelbėjimo ekspedicijų metu sugrąžintus našlaičius nerašė laikraščiai, nekalbėjo radijas. Visų parvežtų vaikų svajonė išsipildė, jie grįžo į tėvynę. Tačiau dauguma vyresnio amžiaus vaikų, ypač vežami nelegaliai, į tėviškę važiavo su baime. Grįžtančiųjų nerimas buvo pagrįstas. Trėmimai tęsiasi, kai kurie iš tremties sugrįžę vaikai su giminėmis vėl pateko į Sibirą. Buvo ir tokių dalykų, kita vertus, tos, kurios nuvežė į Lietuvą, paskui jie šičia vėl
niekur nepritapo ir jas vėl supakavo ir vėl atgal grąžino. Jiem dar didesnis smūgis, taip sakant, buvo. Taip kad tų patirčių kiekviena šeima tikrai daug įvairiausių patyrė, tas mokėjimas prisitaikyti ir ką tai daugelį, aišku, ir išgelbėjo. Sugrįžusiųjų likimai priklausė ir nuo amžiaus. Tie, kurie negalėjo paaiškinti, kaip grįžo iš tremties, buvo tremiami atgal be teismo, o sulaukę 18 metų uždaromi 3 metams į lagerį, paskui vėl ištremiami. Gelbėtojai taip pat nukentėdavo. Tik 6-ame dešimtmetyje po Stalino mirties Sovietų Sąjungoje sušvelnėjus režimui atsirado daugiau vilčių grįžti į tėvynę. Tad bija skola, pienāca jau 53. gads, tas Stalins, kad aizgāja. Visiem tādas lielas bēdas, visiem bija jāraud. Mans jaunākais brālis, tas jau varbūt viņš par ritīgām raudāja. Es redzēju, ka viņam asaras bira. Jau laikam bija iepotēts jau, vai ne? Bet mēs nevarējām no priekiem minām draudzenē uz kāju virsū, kad tiksim tagad mājās, tagad mums zimtene būs, vai ne? Un iesim pa Brīvības bulvāru, uzliksim cepures galvā, ko mēs tagad arī darām, vai ne, kad mēs beigsies šitas te viss, bet tas vēl nebeidzās tik ātri, tas jau bija. Jaunoji karta, atsisakiusi savo tautybės, kalbos, kultūros, galėjo išvengti tėvų likimo. Mišriose šeimose vaikai, pasirinkę tėvo tremtinio arba motinos tremtinės tautybę, buvo įrašomi į tremtinių įskaitą, o vaikai pasirinkę netremtinių tautybę neįrašomi. Taip buvo siekiama nutautinti, ištrinti atmintį. Sovietų propaganda skatino jaunuolius tokiems žygiams, kokiais išgarsėjo Pavlikas Morozovas, valdžiai įdavę savo tėvus kaip nepatikimus elementus. Pionieriai, kaip ir visi tarybiniai žmonės, turi kovoti su liaudės priešais. Pavlikas Morozovas mus išmokė neapkęsti kolūkio priešų ir kovoti su jais. Mes visi pasiryžę sekti Pavliko pavyzdžiu. Latvių tauta labiausiai nuo represijų nukentėjo 1949-aisiais, kai su antraja trėmimų banga beveik 2 procentai ikikarinės Latvijos gyventojų buvo deportuoti į Krasnojarsko, Amūro, Irkutsko, Omsko, Tomsko ir Novosibirsko sritis. Moteris ir nepilnamečiai sudarė 73 procentus tremtinių. Sovietinėje Latvijoje buvo kuriamas naujas rytojus, kuriame totalitariniai sistemai netinkamų žmonių vaikai turėjo likti be atminties, tradicijų ir tėvų kalbos. Praeitis turėjo išnykti. Mamma man neko nestāstīja un nedrīkstēja stāstīt, tā ka daudz par manis arī nezināja, kad es esmu bijusi projām dzimusi tur. Bet varbūt tās, kad tāds brīdis, kad varēja būt, kad teiksim, uzzināja, kad es esmu tāda, tad mācīties vai uz ārzemēm braukt bija problēmas. Augstskolā bija problēmas. Gribētos par lielāku priekšnieku tikt, arī bija lielākas problēmas, bija vairāk jāpiepūlās. Net pačios tvirčiausios totalitarinės sistemos, pastatytos ant nekaltų vaikų ašarų, jų tėvų kaulų, pasmerktos žlugti. Užgeso ir Stalino saulė, nukrito melo ir geležinė uždangus. Atsitiko neįtikėtinas dalykas. Vaikai, kurie nuo pat mažumės buvo gniuždomi ir naikinami įvairiausiomis priemonėmis, įgijo imunitetą. Tos galimybės nevienodos, tai aiškiai buvo, ir tas skaudus brolio pavyzdys buvo, kai jis baigė mokyklą, jis puikiai baigė tą mokyklą ir per mandatinę komisiją jo čia Kaune nepriėmė. Tuomet jisai baigė ryšininkų mokyklą, tėvas norėjo, kad nenustotų mokintis ir kad kažkokią specialybę įgytų. Ir paskui vis tiek, kadangi gerai ten irgi baigė, tai jam leido stoti ir su Vilniaus universitetą įstojo. Išvažiavo į kaimą, mėnesį buvo kaime, grįžta, nei bendrabučio, nei stipendijos, nieko. Tai profesorius Žemaitis padarė ten išimtį, paglobojo jį ir jį atstatė paskui po pusmečio. Bet tą pusmetį tai jisai tikrai labai sunkiai ir gyveno, ir morališkai sunkiai. Įsivaizduokit tokį atvejį, kai
jis neturėdavo kur miegoti, tai kur nors stotyje, tai ką, tai bendrabutį po draugo lovą. Tai čia kiekvienam, taip sakant, yra skaudu ir šičia yra, metai yra 60-ieji, tai toks pažeminimas, kai ateidavo ten ta bendrabučio viršininkė ir sušluota jį ten išvydavo ten ar ką. Tai tas lieka visam gyvenimui. Dramatiškai susiklostęs tremtinių vaikų likimas padėjo išsiugdyti atšiaurų išdidumą, negandų, krizių atžvilgių, sugebėjimą pasitenkinti mažu, savo žmogiškos vertės suvokimą, nepasidavimą tam, kas yra bloga. Kiekvienam žmogui praeitis yra tokia pat svarbi kaip ir dabartis ir ateitis. Galima suplėšyti senus laikraščius, nuotraukas, užrašų knygutes, bet praėję metai niekur nedingsta. Jas jauti kaip savą širdį. Un grāmatu ar balss kurpēm Sibīrijas sniegos es sāku rakstīt, lai viņiem pastāstītu, kas mums ir nodarīts. Un tas faktiski arī noteica šīs grāmatas formu, jo es ieliku to manas dzimtas stāstu, kas ir tipisks Latvijai, tipisks Baltijas valstīm, plašākā vēsturiskā un politiskā ainavā. Jo es gribēju parādīt, kā paraksts uz vienu līgumu ietekmē daudzu 10 000 cilvēku dzīves. Briuselyje eksponuojama paroda parengta su viltimi, kad tie ant beržų tošies rašyti laiškai, vaikų piešiniai, prieš 70 metų piešti tremtyje visiems gyvenantiems Europoje būtų suvokiami ne tik kaip tolimos praeities keisti ženklai, bet ir kaip perspėjimas ateičiai. Paminklas tiems, kurie įstengė išgyventi, surado jėgų prisiminti.